Kodėl Šarūnas Jasiukevičius šiandien pas mus deginančioje studijoje? Todėl, kad yra aktyvi ataka prieš jūsų asmenį. Dirbau, 10 metrų nuo įsigimėlio chatos, to, žinai, už milijoną. Negalima durniui duoti kelio. Durniui snukį reikia duoti. Visuomenė kažkaip reaguoti turi. Negali ta Angry Birds turėti klientų. Sutrauka tu, nuorūka tu, esi kancaras, kurį parūkė išmetę, net bomžas nepakels tavęs. Gražios tvoros, prabangios visur, ta prasme, prabangus reikalas, itin prabangus galiu pasakyti. Tai veikia psichologiškai ir sunku, ir kenčia visi, ir šeima, ir namai. Neturiu kada šuns išvest pavedžiot, ir šunys kenčia. Tada, kaip jie pradėjo pas mane į namus važinėti, mano sako, aš vasarą buvo įprastai kieme laiką leidžia, net ir dirba kieme, įsineša kompą į kiemą, tai va, tą savaitę neišėjo į kiemą, visą savaitę namuose sėdėjo. Važiuoju, sulauks ten kažkur tas celofano baltas Maserati, kažkur maistai namus atvežinėje. Ai, užsidarė visai, ne? Ja. Tų kontraktų didžiųjų, po tų milijoninių, jisai staiga pasidaro košerinės, jį kviečia LRT. Turi pinigų daug ir ne Lietuvoje. Šunys loja, karavanas eina, bet jeigu karavanas sustoja ir pradeda su to šuniuku lojančiu kalbėtis, tai tas šuniukas labai reikšmingas jaučiasi. Šiaip labai, ašaros labai gerai, vatnikų mes čia, vatnikų ašaras.